moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lyga šiandien Kaune oficialiai pristatė naująjį 2011-2012 metų sezoną. Šį sezoną Manija MKL vykdys 13 įvairaus amžiaus čempionatų. Varžybose dalyvaus daugiau kaip 400 komandų ir daugiau nei 6000 jaunųjų krepšininkų. Šis sezonas bent jau tikrai naujas, kad jo naujas mūsų pavadinimas, tai Manija moksleivių krepšinio lyga. Ir naujovė pagrindinė ta, kad dabar visi vaikai, berniukai ir vaikinai žais 10 komandų pirmajam divizione, o ne 8. Tai nuo to prasideda, kad tai bus daugiau varžybų, daugiau komandų aukščiausiam lygiui, aišku, daugiau galimybių rinktinėm ir Lietuvos vyrų rinktinė ateityje. Ar čempionate dalyvauja tik didžiųjų miestų komandos? Ne, čempionatas mūsų, kaip sakoma, labai platus ir pats plačiausias Lietuvoje, nuo Pagėgių iki Biržų ir nuo Palangos, Neringos iki Ignalinos. Mes užimam visą Lietuvą. Žaidžia virš 400 komandų įvairaus amžiaus ir manau, kad tai tik džiugina, nes komandų skaičius didėja, o ne mažėja, nors, kaip žinome, vaikų skaičius Lietuvoje mažėja. Tai rodo mūsų gerą darbo kokybę. Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje rungtyniauja vaikai nuo 10 iki 18 metų. Vaikinai varžosi 8 čempionatuose, o merginos 5. Aš pirmiausiai visiems, kas nėra labai susidūrę su vaikų krepšiniu, pirmiausiai norėčiau pasiūlyti ateiti, pažiūrėti pačias varžybas, jų tikras emocijas, nesuvaidintas ir galima pasakyti, kaip ir mūsų pagrindinis šūkis, kad ateities žvaigždės šiandien. Tai jeigu jūs norit pamatyti ateities Kleizas, Valančiūnus ir ar Arvydus Sabonius šiandien, kaip jie atrodė 13, 12 ar 15 metų, ateikit, stebėkite ir jūs tikrai po to galėsit po 10 metų sakyti, kad aš mačiau, kaip jisai, būdamas vaikas, žaidė. Manijos Lietuvos moksleivių krepšinio lygos sezono pristatymo proga vienas geriausių Lietuvos krepšininkų Linas Kleiza 12-mečiams Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtiniams vedė parodomąją treniruotę. Krepšinio paslapčių besimokantis jaunieji krepšininkai buvo sužavėti Toronto Raptors puolėjo patarimais. Treneri, ne, dar pakol kas nedažnai, tą studijuoju, tą mokus ir yra tikrai ganėtinai skirtinga specialybė, dėl to, kai tu galvoji, žaidi ir viską žinai, mes visi žinom, kad žaidėjai dažniausiai viską žino, bet tas yra ta treniravimas visai kitoks, yra pasiruošimas, yra treniruočių planavimas, yra kaip išreikšti tave, kaip kitas žmogus iš tavęs pasimtų tą informaciją, išmokti kažką, tai tikrai tas dalykas nėra labai lengvas, bet yra smagu būti, teko porą kartų jau vest treniruotės ir visai nieko. Jūs dideliai daliai šitų vaikų esat krepšinio autoritetas. Ar kai pats buvot vaikas, būdavo svarbu, kad krepšininkai parodo dėmesį treniruotės? Ne, tai būdavo svarbu, aišku, pas mane žaidžiau už Merkurijų ir taip toliau dažnai ateidavo treniruotės Kurtinaitis visiems, nes ten būdavo kaip ir jo vardu klubas, tai visiems būdavo smagu ir visada, kai vaikas žiūrėdavo į krepšinio autoritetus ir kiekvieną jų žodį suvalgydavo. Šį sezoną Tichė visoms krepšinio mokykloms tieks vandenį, kuriuo jaunieji sportininkai galės atsigaivinti po treniruočio ar varžybų maratono. Molten komandas aprūpins kamuoliais, o Tuta aprangomis.